Artėja šventos kalėdos. Ar yra tradicijų ar papročių, kurių kartu su šeima kiekvienais metais laikotės? Jos pakankamai, manau, tradicinės, kaip ir kitose šeimose, bet be abejo, kadangi mano vaikai yra dar pakankamai maži, vienam 9, kitam 6, jie tikrai dar tiki Kalėdų seneliu ir turi savo tradiciją rašyti laišką Kalėdų seneliui, tai mes jį, aišku, visada kartu nešame, išmetame, kad galėtų jį išsiųsti. Kitos tradicijos, kad ir dabar, vat, štai pirmas darbas grįžus iš Vilniaus į namus bus su vaikais galų gale papuošti Kalėdų eglutę, kurios dar šiais metais nespėjome papuošti. Tai mažasis vis klausinėja, kada mes puošime Kalėdų eglutę. Tai aš manau, mes tą tikrai tradiciją išlaikysime gan ilgai. Kita be abejo tradicija yra susijusi su mano šeima, tai kadangi pats esu kilęs iš Panevėžio, dabar gyvename Šiauliuose, o žmonos šeima yra iš Žemaitijos, Ilakių, tai Kalėdos tampa tokia mūsų susibūrimo vieta, kada mes dvi šeimos, sakykim taip, susitinkame ir būname kartu, turime tradiciją kepti antį, taip pat aišku, kadangi žmona žemaitė ir uošvienė žemaitė, be abejo, mūsų kūčių stalą puošia žemaitiški patiekalai, tas pats kastinys, taip kad tų tradicijų aišku yra ir jų stengiamės laikytis, bet kuriuo atveju vis tiek, tai kaip ir pati minėjai, yra pačios didžiausios metų šventės ir tas buvimas kartu šeimoje, prisiminti savo artimuosius yra tikrai labai prasmingas ir labai laukiamas mūsų šeimoje. Atrodo, kad Kalėdos yra ir apskritai tas advento laikotarpis toks ramus, skirtas apmąstymams, ramybei, bet darbų sūkuryje ar pavyksta rasti balansą tarp kasdienybės ritmo ir apmąstymų ir to laukimo? Būsiu sąžiningas, turbūt, kad ne visada ir netgi dažniausiai ne, nes tas tempas, didžiulis bėgimas mus veja visus ir to susikaupimo, apie kurį tu kalbi, tikrai norėtųsi kur kas daugiau. Aš ir savo dažnai tokį priekaištą, jeigu kalbant apie kažkokias svajonės ar dovanas, aš savo gal ir palinkėčiau, kad tos ramybės daugiau būtų ir to gebėjimo namuose dar labiau atsipalaiduoti, nes tikrai tas tempas darbe, galų gale vaikų būreliai, žinome, ką reiškia tėvų tas aktyvus gyvenimas, pamokos, kiti dalykai, be abejo, jie atima tų jėgų, bet kuriuo atveju, tai aišku, reikia vis daugiau tam laiko skirti ir to gebėjimo, susikaupimo norėtųsi kur kas daugiau ir čia tai ir būtų turbūt ta tokia dovana, palinkėjimas savo pirmiausiai. Bet jeigu Kalėdų senelis galėtų kažkokį tai norą išpildyti, tai kad tos ramybės atneštų kur kas daugiau į namus. Kodėl Kalėdų senelis galėtų? Jis tikriausiai ir gali. Ir ta tokia svajinga gaida, norisi dar paklausti, kokio noro išpildymo Kalėdų senelio paprašytumėt kartu su šeima? Nežinau, ar šiauliečiams, ar apskritai Lietuvos gyventojams, nesakau, kad šiauliečiai nėra Lietuvos gyventojai. Ką pirmoje vietoje įrašytumėt į Kalėdų senelio dovanų sąrašą? Man atrodo, tas palinkėjimas savo, jis yra susijęs su tavo galbūt pojūčiu ir norais ir tas turbūt ir irgi būtų materialiniai dalykai, jie šiandien gali būti vieni, rytoj būti kiti, tai akivaizdu, kad tikrai to rimto, to tikro susikaupimo ir palinkėčiau ir visiems šiauliečiams, be abejo ir visiems kitiems Lietuvos žmonėms, nes tikrai nesinorėtų pamesti tos tikrosios metų pagrindinės šventės minties, kad tai yra vis tiek apmąstymas, buvimas kartu, o ne tik tai tas vaikymasis ar net tų visų blizgučių ir kitų dalykų, kurie aišku yra svarbus, tačiau tikrai yra nepagrindiniai. Tai to turbūt ir palinkėčiau. O kadangi klausėjau, ką vaikai palinkėtų, tai man atrodo, jeigu nuo jų viskas priklausytų, tai kiekvienas gautų po Lego rinkinį tikrai.